netinka pats žodis bomžas. Pats žodis bomžas, kol mes nesupratom, ką jis reiškia, taip? Simai? Man šiaip yra bomžas ir visokie kitokie chuliganai graubu, nes mano mama ten kažkaip po to jau pradėjo nešiotis dujų balionėlius. Ir galino mama tavo, taip? Gyveno vienas ir neturėjo pinigų susimokėti. Už butą, taip? Už butą? Ir tada paprasčiausiai iš jo atimė tą butą. Neturi pinigų nesusimokėti, tada jau nebeturi pinigų maisto. Nieko nebeturi, taip? Ir tada turi eiti ir šiukšlynuose ieškoti maisto. Kad jis neturėjo darbo ir neturėjo už ką susimokėti skolos. Neturėjo skolos, taip irgi iš jo atimė butą ir jisai liko be gyvenamos. Šaunuolė, labai gerai, jau ne? Sudegė namas. Sudegė namas ir nebuvo kaip jas statyti, taip? Gerda? Keisti savo gyvenimo būdą, taip? Auguste? Jeigu moka pradėti groti praeiviams arba dainuoti. Tai taip užsiimti, taip? Kad galėtų kažką susirasti? Eiti šluoti gatvių arba prašyti išmaldą. Dirbti bet kokį darbą, taip? Pasidėti į servetėlę, ką nors. Paukoti, taip. Taip, ne pats žmogus turi dirbti, bet jam kažką tai reikia duoti. Gaila, liūdna, kartais būna baisu. Baisu jos, nežinai, ką jis gali padaryti. Taip? Kas tu buvo juokinga? Kai buvo žodis, kai buvo sakinys nekenčiu. Bet tai čia nieko juokingo, jis pasakė, kad dėl to nekenčia, kad gal bijo, gal jie kažką blogo daro, dėl to, kaip jaunius savo suvalgė, šunį primušė kitą žmogų. Dėl to jis jų nekenčia. Bet tai visai nejuokinga.